Kaip jūs gyvi? Ar pabudę? Pusė iš jūsų šypsotės, pusė iš jūsų taip giliai mąstot. Ir ne vienas nemiegat. Noriu pasakyti, kad mes gavom šiais metais palaiminimą įsivešti šildymą, bet mes truputį vėluojam ir pradėsim šildyti visą šitą dalį pastato greičiausiai nuo kitos savaitės arba dar nuo kitos. Šią savaitę turėtų Pečius atvažiuoti. Tai va, mes mokomės kaip bendruomenė būti ūkiški ir turėti nuosavybę, mums tai yra naujas patyrimas ir kaip ir nauji namai, po truputį mes įsirenginėjam, po truputį jaučiamės vis labiau ir labiau kaip namuose. Bet dulkės dar nesibaigė, vis dar tvarkomės, bet šiandieną jūs apačioj galite nueiti papietauti, jau yra viena patalpa išdažyta, taigi galėsite tenais pabūti, pabendrauti. O šį rytą aš noriu tęsti pamokslų seriją, kaip ir įvardiname susitikimai su Jėzumi, ir perskaitysiu jums vieną iš mano mėgstamiausių švento rašto vietų, iš Morkaus Evangelijos 4 skyriaus. Nuo 35 eilutės. Kas turite šventą raštą, galite atsiversti ir paskaityti kartu. Tiksliau paklausyti, kai aš skaitysiu. Ta pačią dieną, atėjus vakarui, jis tarė mokiniams: irkimės į aną pusę. Atleidę žmonės, jie jį pasiėmė, nes jis tebebuvo valtyje. Kartu plaukė ir kitos mažos valtys. Pakilo didžiulė vėtra ir bangos daužėsi į valtį taip, kad ją jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį šaukdami: mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame? Pabudęs jis sudraudė vėją ir sakė ežerui: nutilk, nurimk. Tuojau pat vėjas nutilo ir pasidarė visiškai ramu. Jis tarė jiems: kodėl jūs tokie bailūs? Ar vis dar neturite tikėjimo? Jūs apėmė didelė baimė ir jie kalbėjo vienas kitam: kasgi jis toks, kad net vėjas ir ežeras jo klauso? Mokiniai, kurie prisižiūrėjo įvairių stebuklų, atsidūrė valtyje su Jėzumi. Jie patiria tokią audrą, netikėtą vėtrą, pakyla, valtį pradeda semti natūraliai, visi pradeda baimintis, o Jėzus miega. Mokiniai jį žadina, sako: kelkis, ar tau nerūpi, kad mes žūvame? Ir čia Jėzus paklausė: kodėl jūs tokie bailūs? Po to, kai nuramino: ar vis dar neturite tikėjimo? Tai yra klausimas, kurį galbūt Jėzus užduotų šiandien tau ir man. Kodėl esate tokie bailūs? Kodėl taip bijot? Ar vis dar neturite tikėjimo? Apie kokį tikėjimą Jėzus kalba? Koks buvo Jėzaus tikėjimas ir koks buvo mokinių tikėjimas? Matote, visi buvo valtyje. Jėzus kažkaip sugebėjo miegoti. Bet šitą dovaną turi ir kiti žmonės. Pavyzdžiui, mano žmona turi tą tikėjimą. Aš kaip tik užvedu variklį mašiną, negali nulūžti net važiuojant į kitą Klaipėdos galą. Čia yra dovana. Ai, čia reiškia, ką reiškia būti mama. Mama, kada tik tai vaikų nereikia prižiūrėti, galim sėdėti ramiai ilsėtis. Jinai gali išsijungti bet kokiu momentu. Vakar kažkas Facebook'e įdėjo apibrėžimą. Mama. Tai yra žmogus, kuris dirba 20 žmonių darbą nemokamai. Dar galime žiūrėti lunatikas, fanatikas arba šventasis. Irgi kiti apibrėžimai tinka. Taigi, mamos ypatingos yra. Tikiuosi, šis pamokslas pakels ir mamų tikėjimą.
Matot, visą, ką mes skaitom šventam rašte, yra mums skirta pamokyti, pataisyti, pakoreguoti, paruošti mus šventumui dar didesniam. Ir čia va tas susidūrimas. Aš visada, kai skaitau šventą raštą, aš bandau įsivaizduoti, jeigu aš būčiau tai valti, kaip aš jausčiausi. Ką aš būčiau išgyvenęs, jeigu valtis būtų pradėjus skęsti. Tu, ar būtum pradėjęs panikuoti, jeigu būtų matęs, kad vanduo pilasi į valtis greičiau, negu tu spėjai išpilti šios? Šiandien irgi gal tu sėdi valtai, tik tais kitokioj. Tu pinigų išleidi daugiau, negu suspėjai gauti. Arba kaip viena žmona pasakė vyrai, sako, tai ne aš daug išleidžiu, tai tu mažai uždirbi. Kai tavo pajėgos susitvarkyti su kažkokiu tai rūpesčiu, su kažkokiu sunkumu yra per mažos, kas vyksta tavo širdyje? Sunkumų mes visi šitam gyvenime turėjom, turim ir turėsim. Bet koks buvo Jėzaus tikėjimas arba kokio akivaizdžiai tikėjimo Jėzus tikisi iš savo mokinių? Kokio Jėzus tikėjimo tikisi šiandien iš tavęs ar manęs? Iš tų, kurie sakom, Jėzau, tu esi mano viešpats, tu esi Dievas, tu esi mano karalius. Ar gali būti, kad Jėzus tikisi iš tavęs tokio pat tikėjimo, laukia jo, žiūri tave, ar tu visas drebi, įsitempęs, esi pilnas nerimo, pilnas baimės ir jis ateina ir sako, ko bijai? Ar vis dar neturi tikėjimo? Kiek jau laiko tu esi su manim, vis dar neturi tikėjimo? Ar gali tai būti, kad tavo širdis vis dar yra pilna baimės? Manau, kad taip. Manau, kad taip. Bet čia, kas yra nuostabu, kad nežiūrint mokinių baimės, nežiūrint galbūt jų netikėjimų, Jėzus Kristus, jis sustabdo audrą, nutildo ežerą, jis nurimsta, jie gražiai atplaukia ir saugiai atplaukia, ten, kur jie plaukia. Dallas Willard yra teologas, kuris pasakė tokius žodžius. Jėzus užtikrina mus, kad mūsų visata yra saugi vieta mums. Jėzus užtikrina mus, kad visa mūsų visata yra saugi vieta mums. Kas vyko Jėzaus širdį, jo prote, kai jis buvo laive ir jisai sugebėjo miegoti? Ar tai buvo tiesiog nuovargis? Ir jis miegojo. Ar iš tiesų jisai žinojo taip stipriai, kad niekas negali jo pražudyti, jeigu nėra tokia tėvo valia. Jis žinojo, kokią misiją jis turi atlikti šitoj žemėje. Jis žinojo, kad jis eis į Jeruzalę, kad 3 dieną jisai prisikels iš numirusių po savo nukryžiavimo, po palaidojimo. Jis žinojo tai, ką turi atlikti. Ir jisai buvo visiškai saugus tame Dievo plane. Neseniai žiūrėjau filmą, vadinasi The Bear arba Meška. Ir nežinau, kaip tą filmą nufilmavo, bet tai filmas apie meškiną. Meškiuką tiksliau, kuris mato, kaip jo mama miršta. Jie abudu tas meškiukas ir mama ieško ten medaus, atranda tokį kažkokį avilio oloj. Ta mama knisasi vis giliau ir ant jos galvos užkrenta tokia didelė uola. Tas meškiukas pradeda inkšti, prunkšti visaip ir verkti galėtum pasakyti, jeigu meška gali verkti. Ir jisai bando tą uolą patraukti, visas panikoj tokioj, bet mama nejuda. Lipa jis ant tos mamos, nebėra mamos. Ir suvoki, kad tavo meškiuko dienos suskaičiuotas tarp uolų, miškuose, suvoki, kad bet kas jį gali sudraskyti. Be mamos jisai yra visiškai nesaugus. Ir jis klaidžioja, vaikščioja ir jį persekioja liūtė. Ir tas filmas toks ilgesnis, bet pati pabaiga yra ta liūtė suseka jį ir vejasi jį.
Ir tas meškiukas bėga per tokį tarpeklį, čia upė pačioje, jisai lipa tokių rastų, tas rastas lūžta, jis krenta į vandenį, plaukia, ta liūtė nubėga ir laukia, jo parplaukiant, srovė neša tą meškiuką, jis įsinkščia visaip ir bando išsisuk, plaukia, vėl virsta, galiausiai atplaukia prie pat liūtės nasrų ir jis išlipa ant kranto ir ta liūtė pradeda daužyti jam snukį ir snukis visas kraujais apsipila. Ir jis toks mažiukas, bejėgis, bet iššaukia. Ir staiga taip kamera filmuoja jį, paskui pasisuka kamera į tą liūtę ir liūtės veidas persikeičia taip, jinai išsigąsta ir dingsta. Ir galvoju, negi tas meškiukas dabar savo tokiu riaumojimu, tokiu varganu išgąsdina. Ir taip kamera pasisuka ir už jo ten toks didžiulis lokys meška. Ir girė, kitas lietukas taip. Už jo nugaros meška. Ir nebėra liūtės. Jinai dingsta. Ir paskui jie kartu nueina. Pasirodo, galbūt tėvas, kuris šiaip nebūna su tais vaikais, meškinas, jisai kažkur vaikščia, bet jis niekad nebuvo tiek toli, kad negalėtų apsaugoti to meškiuką. Žinai, gražus paveikslas, geras filmas, jei kada nors norėsi, gali YouTube pasižiūrėti. Jis be žodžių yra tiesiog, bet nufilmuoti tikras gyvūnas, ta prasme, ne multikas. Nežinau, kaip jie taip nufilmavo, tikrai gražus, daug žmonių privertęs verkti filmas. Bet žinai, tai geras paveikslas. Labai dažnai mes esam tie tokie liūtukai. Vaikštam po šį pasaulį ir galbūt esam. Kaip? Meškiukai. Ačiū. Aš specialiai patikrinau. 3 iš jūsų sekat, ką aš sakau. Arba kiti labai mandagus, nenori teisė. Ačiū. Meškiukai. Jeigu aš sakysiu liūtukai, tai aš turiu omeny meškiukai. Gerai. Mes kartais riaumojam taip, kažkokie išgirdę galbūt pavojų ir galim žinoti, kad už mūsų stovi ta meška, kuri mūsų saugo. Ir šitas supratimas, kad Dievas prižiūri absoliučiai viską, kas vyksta šitoj žemėj, šitas tikėjimas yra būtinas mūsų širdžiai. Ir tai yra didžiulė viltis, didžiulė paguoda mums žinot, kad niekas šitoj žemėj neįvyksta be Tėvo valios. O tai netgi šita žemė, kuri atrodo tokia nesaugi, joje buvo saugu, netgi liūtų urve Danielius jautėsi saugiai. Juozapas jautėsi saugiai faraono kalėjime. Izraelitai saugiai perėjo per jūros dugną, nors aplinkybės nebuvo labai saugios. Jos tikrai nebuvo saugios, bet jų viduje buvo tas vienas tikėjimas, kurį šiandien ir tu gali turėti, kad kiekvienas, kuris šaukės viešpaties vardą, bus išgelbėtas. Kad Dievas pažįsta savuosius. Ir Dievas žino tave, Jisai žino tavo širdį, Jisai žino, kame tu esi. Ir Jisai žino labai gerai aplinkybės. Štai ką rašo apaštalas Paulius apie Dievo meilę. Romiečiams 8 skyrius. Nuo 35 eilutės. Sako, kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar sielvartas, ar nelaimė, ar persekiojimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavijas? Parašyta, dėl tavęs mes žudomi ištisą dieną, laikomi avimis skerdimui. Tačiau visuose šiuose dalykuose mes esame daugiau negu nugalėtojai per tą, kuris mus pamilo. Netgi visuose tuose dalykuose, sako, mes esam daugiau negu nugalėtojai per tą, kuris mus pamilo. Ir aš įsitikinęs,
Įsitikinęs, tai yra giliai tikiu, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų viešpatyje. Pasakyk, kaimynai, nieks tavęs neatskirs nuo Kristaus meilės. Dabar tas, kuris pasakė, kitam pasakyk. Atgal pasakyk. O dabar įsigilinkim. Jėzus Kristus turėjo nenutrūkstamą bendravimą su tėvu ir būdama šitoj valty, tokioj audroj, jisai žinojo, kad nieko negali atsitikti, jeigu tėvas neleis, kad tai įvyktų jo gyvenime. Jis buvo visiškai saugus. Šitas tikėjimas nėra kažkoks fanatiškas, kvailas įsitikinimas. Jisai remiasi istoriją. Mes turim istoriją šventam rašte, kad Dievas prižiūri savuosius. Aš paminėjau kelis atvejus. Bet kas būtų, jeigu turėtumėm tokį įsitikinimą kaip Paulius ir būtumėm tokie saugus jo meilėje? Aš manau, mūsų širdį būtų daug mažiau nerimo arba baimės. Kas yra baimė? Baimė yra tikėjimas, kad bus blogai. Net jeigu nebus blogai, bet tavo toks stiprus tikėjimas, kad bus blogai, tu esi visas paralyžuotas. Baimė, galėtum pasakyti, yra toks negatyvus tikėjimas arba tikėjimas blogiausia. Tu įsivaizduoji, kaip bus. Aš anksčiau nebijau aukščio, bet jau ne tiek, dabar kažkaip pradėjau bijoti. Nežinau, su kuo čia susijęs. Man sakė jau, nuo ko? Sensto. Sensta. Išvada pagal Arūną Raudonių, galim sakyti, visi vyresnio amžiaus ir netokie jau seni bijo aukštumų. Bet kai aš atsistoju, kartais mano prote tokia mintis prabėga. Vum! Ir aš įsivaizduoju, kaip aš krisčiau ir koks blynas būčiau. Yra jums tai buvę? Kas esate tai patyrę? Nu, tokį vaizdą pamatot, atsistoja ir taip, pum. Tai šitie žmonės, kurie rankas pakėlė, jie neužsiima šitais ekstremaliais sporto visokiam rūšim. Tie žmonės, kurie užsiminėja ekstremalių sportų, jie neturi tokį tikėjimą. Jie turi kažkokį kitokį tikėjimą, kad nieks jiems neatsitiks. Aš buvau sutikęs vieną žmogų, jis yra pasaulio čempionas, su motociklai šokinėja ir vartalioja. Jis taip iššoka ir paleidžia motociklą, apsiverčia kelis kartus ir nusileidžia, bet nušoka taip semi lauza. Ir jisai yra susilaužęs, sakė, lyg tai 34 ar 44 kaulus. Bet jis kažkaip nesustabdomas toks. Jie važinėja po pasaulį, šiaip skelbia Evangeliją. Su draugais savo, turi tokią evangelizacijos formą, surengia tokią parą pasirodymą ir skelbia Evangeliją. Bet matot, baimė, nerimas yra negatyvus tikėjimas. Jėzus atvirkščiai turi tokį pozityvų tikėjimą ir mokiniams sako, kodėl jūs tokie bailūs, kodėl jūs neturi tikėjimą. Ar tu žinai, kad šiandien tu klausydama šitą žodį apie Jėzų Kristų gali užauginti savo tikėjimą. Tas tikėjimas tavai gali užaugti. Tai yra Dievo dovana, kad šventoji dvasia ateina mumise ir patvirtina šitą žodį, kuris yra užrašytas ir leidžia mums atsiremti tai, kas yra nekintama tiesa. Jėzus sakė, dangus ir žemė praeis, bet nei vienas žodis užrašytas šitame rašte nepraeis, kol neišsipildys. Jis yra patikimas ir tvirtas ir tu statydamas savo tikėjimą ant to žodžio gali būti labai tvirtas. Kada tu tiki, kad Dievo meilė prižiūri tave, tu net nebeskubi, netgi kai esi labai užimtas. Tavo kaltė nebeįveikia tavęs, nes tu supranti, kad Dievo meilė yra didesnė.
Tu negali nieko padaryti, kad tą meilę kažkaip padidintum ar pamažintum, ar pakeistum Dievo požiūrį į tave. Jis tave myli ir taip, labai stipriai. Nežiūrint tavo elgesį, nežiūrint tai, kas vyksta, jis tiesiog tave myli, jis tave prižiūri. Ką tai gali sukurti mumise? Keletą dalykų. Visų pirma, toks tikėjimas, kada tu tiki, kad už tave stovi kaip ta meška, stovi Dievas, kuris tave palaiko. Tavo širdį yra daug didesnė drąsa rizikuoti, daug didesnė drąsa paklusti Dievui, netgi kai aplinkybės priešingai kalba. Atot Jėzus, jis nesakė, kad šitas gyvenimas bus be problemų. Jis išgyveno pats savo artimo mokinio išdavystę. Jisai matė, kaip mokiniai jį palieka, Petras išsižada. Apaštalas Paulius, kuris iškentė daugybę persekiojimų, pasakė taip, kad visa pranokstanti Kristaus ramybė gali būti mumise. Visa supratimo pranokstanti Kristaus ramybė te būna jumise. Ir tai visiškai nereiškia, kad nėra jokių kažkokių pavojų. Paulius, jis buvo persekiojimas vienu metu 40 vyrų pasižadėjo, kad nei valgys, nei gers, kol neužmuš jo. Aš labiau pasirinkčiau audrą, man atrodo, valtelį. Net sudužus valtelį, jinai dar kažkaip apsivertus, jinai gal dar plūduriuotų. Bet 40 išprotėjusių vyrų, kurie sako, nei valgysiu, nei gersiu, kol tavęs neužmušiu. Vat tokį išbandymą aš nenorėčiau. Ir Paulius sako, kad aš turiu visą pranokstantį supratimą, Kristaus ramybę, kuri pranoksta bet kokį supratimą. Jėzus Petrui pasakė, kokia mirtimis turės mirti. Kad vieną dieną jis bus surakintas ir įves ten, kuris nenori eiti. Ir mes esam pašaukti ramybei, kuri nežada gyvenimo be problemų. Bet tai yra gili ramybė, kuri yra įsitvirtinusi šitame fakte, kad Dievo meilė niekada neatsitrauks nuo manęs. Kur tu bebūtum, kas su tavim beatsitiktų, Dievo meilė yra su tavim. Tėvas yra pažadėjęs savo meilę ir niekada tavęs neišsižadės. Ką tai dar padaro mumise? Kai mes pradedam to tikėti, mes turim naują mąstymą. Ir mąstymas yra labai svarbu. Jūs turbūt žinot, kad mąstymas yra stipresnis už mūsų jausmus. Kartais mūsų jausmai daro įtaką mūsų mąstymui, bet žmogus, kuris išmoksta mąstyti teisingai. Ir šventasis raštas ragina mus apmąstyti Dievo žodį. Tai yra ta meditacija. Apmąstymas Dievo žodžių, kuris keičia mūsų jausmus, kaip mes jaučiamės. Jeigu tu vaikštai ir žinai, kad Dievas sukūrė paukščius, Dievas sukūrė medžius ir jis viską prižiūri, viską palaiko, iki vienos dienos, vieną dieną šitas pasaulis irgi Biblija sako bus sunaikintas, bet šiandien viskas yra palaikoma Dievo malonė. Ir tavo paties gyvybė yra palaikoma Dievo malonė. Jėzus jis mokė savo mokinius, sakydamas, nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite ir ką gersite. Kalno pamokslė, Mato 6 skyriuje. Nesirūpinkite. Nesirūpinkite. Tai yra jo paliepimas, kad mes nesirūpintumėm ir jisai sako, pažiūrėkit į lelijas, kokios jos gražios, jos nei audžia, nei verpia, bet jos gražesnės už Saliamoną. Pažiūrėkit į paukščius. Jie strateginių planų nekuria, į profsąjungas nesibūrė. Ir visgi jie vis tiek kažkaip yra apsaugoti, jie turi ką pavalgyti. Kiekvieną kartą, kai tu žiūri, kad paukštis valgo. Pas mus čia yra va šitoj vietoj tokie medžiai, tokie krūmai. Ten pilna uogų. Atskrenda paukščiai, nusiskina dvi ir nuskrenda. Tai kaip nerealus švediškas stalas. Šitų uogų tiek daug. Čia galėtų būriais suskristi. Atskrenda, žiūri vienas, aš profesą langą žiūriu, atskrenda,
vieną suvalgo ir taip tokia didelė, žinai, paukštelė gal, čia pilnas skrandis jo taip, būtų kaip kokius 4 cepelinus. Ir vis taip, čirp, ir nuskrido. Kas tai yra? Tai yra kaip tarsi būtų Dievo užrašytas sakinys, kad Dievas viskuo pasirūpina. Jis pasirūpina tais paukšteliais. Ir Jėzus sako, žiūrėkit, jie nedirba, jie nevargsta. Ir visgi, jais yra pasirūpinta, sako, jūs nesirūpinkit šitais dalykais, ieškokit Dievo karalystės, visa kita bus pridėta. Tai yra naujas mąstymas. Ir mes suvokiam vieną dalyką, kad Jėzus nemokė mokinių to, ko jis pats netikėjo. Jėzus taip pat pasakė, Luko 12:7, sako, jūsų net visi galvos plaukai suskaičiuoti. Tad nebijokit. Nebijokit. Matot, baimė visą laiką ateina iš to supratimo, kad aš esu nepakankamas. Kodėl mažas meškiukas bijo liūtės? Todėl, kad jis negali fiziškai jos nugalėti. Kodėl tu bijai kažkokios ligos? Todėl, kad galvoja, kad galbūt nėra vaistų šitai ligai. Kodėl tu bijai kažkokio žmogaus, kažkokių santykių, kažkas tau bando pakenkti? Nes tu galvoji, kad tu neįveiksi to žmogaus ir neapsiginsi. Ir tavo širdį yra baimė. Ir Jėzus sako, jūsų net galvos plaukai yra suskaičiuoti. Tai yra tarsi elementarios žinios mums, ar ne, kaip tikintiesiems. Bet kiekvieną kartą, kai tu išgyveni baimę, kai tavo širdį yra baimė, tu gali žinot, kad tavo širdį tikėjimo, Dievo apsauga, tuo aprūpinimu jau nebėra. Jis jau kažkur parpuolė. Ir jau gali paniškai pulti savo jėgomis viską daryti, kad kažkaip to išvengti. Ir kartais Dievas atrodo taip padaro, kad mes ateinam iki tokio taško, kur visgi pamatom, kad negalim mes savo jėgomis patys susitvarkyti su gyvenimo aplinkybėmis. Praeitą savaitę aš pamokslavau Braknelio bažnyčią prie Londono. Ir pamokslavau iš Jobo 1 skyriaus. Apie tai, kaip Jobas viską prarado ir didžiausias kaltinimas Dievui buvo, kai šėtonas atėjo akivaizdan ir sako, argi jis veltui tave garbina? Ar ne tu jam viską davei, dabar tu patrauk viską iš jo, atimk viską, ką jis turi, jo vaikus, jo turtus, ir pamatysi, kaip jis tave prakeiks. Ir šitoj vietoje Jobas pasiduoda Dievui ir sako, nuogas aš atėjau, nuogas aš ir išeisiu. Tebūnie pagerbtas, pagarbintas Dievo vardas. Ir sako, taip Jobas nenusižengė viešpačiui, kaltindamas jį. Mato, šitoj vietoje, kur mes galim pradėti kaltinti Dievą, kad kažkas įvyko mūsų širdį, būk atsargus. Būk atsargus, gal tai yra tiesiog Dievo tau skirtas išbandymas, kad tu išmoktum pasitikėti juo. Nes tikėjimas yra užtikrintumas to, ko nematom. Tai esi užtikrintas, raštas sako, to, ko dar nematai. Tikėjimas Dievu, kad tu tiki Dievo charakteriu, Dievo šventumu, jo teisingumu, jo teisumu, jo meilė, jo rūpesčiu. Tu tiki tais dalykais, nežiūrint to, kad tavo aplinkybės kalba tavo atvirkščiai. Ir tu renkiesi tikėti, nes Dievas yra geras ir jis yra vertas, kad mes juo tikėtum. Kodėl šiandien turėtum tu nepasitikėti Dievu? Kodėl tu turėtum pažeminti Dievą savo netikėjimu? Kodėl tu turėtum taip susireikšminti ir galvoti, kad viskas tik nuo tavęs priklauso? Nebūtina tau tai daryti. Gali pasiduoti Dievui ir sakyti, Dieve, aš noriu tave pagerbti, tikėdamas tavimi, tavo žodžiu, tavo aprūpinimu. Jėzus mokiniams pasakė, Jono 14:27, sako, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę, ne kaip pasaulis duoda, aš jums duodu. Te nebūkštauja jūsų širdis ir te neišsigąsta. Kodėl Jėzus tiek daug kalba, kad mes nebijotum? Todėl, kad natūraliai mes esam silpni ir mes bijom ir jis nesako, sustiprėkit.
Jis nesako kaip New Age judėjimas, kuris sako, jumise yra galybė ir visa visata kooperuoja su jumis. Jeigu tu tik tais mąstysi pozityviai, viskas ir bus taip, kaip tu nori. Manot, čia yra jau žmogus pastatytas į centrą ir jo didžiulis potencialas, kad jeigu žmogus kažką sugalvos, jisai pats tai ir padarys, jis turi jėgų, galybės tai vykdyti. Šventas raštas taip nemoko, jis moko, kad mes pripažintumėm, jog esam dulkė, bet pagerbtumėm Dievą, pasitikėdami jo galybę, kad jis gali mus aprūpinti. Ir čia Jėzus sako, aš jums palieku savo ramybę, kuri yra įsitvirtinus didžiuliai Dievo jėgoj, jo nekintamume, jo didybei. Tai mes taip mąstydami patiriam Dievo ramybę. Dar kitas dalykas, mūsų malda gali pasikeisti. Kiekvieną kartą, kai tu patiri nerimą, tai pavirsta tavo nerimas malda. 1 Petro 5:7 sako, meskite ant jo savo rūpesčius, nes jis rūpinas jumis. Meskite ant jo savo rūpesčius, nes jis rūpinas jumis. Petras sako, atiduokit viską į jo rankas ir jūs turėsit ramybę. Matau, čia tame Dievas ir yra matomas ir jo galybė yra matoma kaip tos meškos už mūsų nugaros, kuris visada mus prižiūri. Ne tik kai aplinkybės kažkokios ramios ir geros, bet kai rūpesčiai mus spaudžia, bet tu gali dėkoti Dievui. Tugi žinai, kai ateina nerimas į tavo širdį. Tu nerimauji, nes tu projektuoji savo į ateitį mintis, kad kažkas tiek bus blogai, kad tau neišeis. Šiaip statistiškai sakoma, kad 80% dalykų, dėl ko mes jaudinamės, dėl ko nerimaujam, niekada neįvyksta. Pabandyk tai kada nors. Atsekot. Pridegs tą košę, atbėgi, nepridegi. Yra taip būti. Čia irgi vienas iš tų 80. Tiksliai kažkaip jau šį mėnesį tai neišgyvensiu. Žiūri, nemirė. Kažkaip vėl išgyvenu. Ir kartojas. Petras sako, meskit savo rūpesčius, meskit savo nerimą ant jo, nes jis rūpinas jumis. Psichologai sako, kad vaikams yra labai svarbu nuo pat mažumės patirti saugumą savo mamos, ypač mamos. Tėvų, bet mamos. Ir kai vaikas daug prabūna su mama šalia, kai jį mama glomonėja, nešioja, krūtimi maitina, jis patiria tokį artumą, kad toks vaikas psichologiškai tampa saugus savyje ir paskui jis gali nueiti toliau. Bet vaikai, kurie to nepatyrė, jie iškart kabinasi, jie jaučiasi nesaugiai, jie pilni tokio nerimo, baimės. Ir kartais žmonės užauga tokie, net nuo vaikystės to nepatyrė, jie užauga tokie nesaugus ir jiem reikia būtinai kažką laikyti. Ir jis kažkur nuėjo biškį ir vėl. Kitas žmogus, žinai, pribūtelina. Kažkas jam turi tą ramybę suteikti. Jis nesaugus. Jis nepatyrė meilės aplinkui, nepatyrė iš žmonių, gal patyrė kaip tik kažkokį atmetimą, priespaudą. Ir jis yra toks sužeistas savo viduje. Ir jam reikia kažką įsikabinti. Ir vienintelė vieta, kur galim įsikabinti, yra Kristus, patikima vieta. Nors jis nematomas, bet juo galim pasitikėti. Šiandien jis yra Dievo Tėvo dešiniai ir jis užtarė mus. Aš žinau dėl savo gyvenimo. Aš galiu pavesti viską Dievui. Aš nežinau, kaip jis baigs, kaip mano gyvenimas nueis iki galo, kaip viskas bus, aš nežinau. Praeitą savaitę man parašė Polas Fischeris. Jis čia pamokslavo pas mus pavasarį. Ar pamenat, kas pamenat Polą Fischerį su barzdėlė? Tai jis sako, Sauliau, melskis. Einu darytis operacijas. Turiu patį geriausią gydytoją. Naujas būdas, kaip daryti širdies operaciją, neatidarant visos krūtinės. Per šoną, per vieną pusę ir per kitą. Ir jis prieš savaitę dar, ketvirtadienį,
Atsigulė, jam padarė operaciją. Kažkas įvyko operacijoje, jos smegenys mirė, nežinau dėl ko. Bet ketvirtadienį, prieš 3 dienas, jis išėjo pas viešpatį. Jis turi labai daug draugų pasaulyje, daug kas meldžiasi. Ir jis eidamas sakė, jeigu mano laikas išeiti, sako, tai laikas išeiti. Mane truputį pritrenkė jo ta ramybė. Iš kitos pusės, kodėl jinai turėtų pritrenkti? Žmogus pilnai pasitikė, kad gyvenimas yra viešpaties rankose. Jis suskaičiavęs yra mūsų dienas. Ir Mozė 90 psalmai yra parašęs: išmokyk mus skaičiuoti mūsų dienas, kad įgytume išmintingą širdį. Kuris jau išmokyk mus teisingo požiūrio į tai, kaip šitos dienos eina. Mozė susidūrė su mirtim labai arti. Jis tapo kaip maištininkas, vedlys išvesti visą tautą. Jį galėjo bet kada nugalabinti. Jis nenorėjo veltis į tokį reikalą. Eiti prieš faraoną, prieš didžiausią valdžią. Ir paskui matyti, kaip jis eina ir puola ant jo ir ruošias pražudyti visą tautą, keletą milijonų žmonių. Paskui netgi jo paties žmonės sukyla prieš jį. Sukyla visos jų bendruomenės, visos jų tautos vyresnieji prieš jį. Ir sako, tu neteisingai vedi. Ir Mozė sako, išmokyk mane skaičiuoti mano dienas, kad turėčiau išmintingą širdį. Matot, Mozė dar yra pavadintas romiausiu žmogumi žemėje. Romumas reiškia, kad aš tiesiog kiek turiu stiprybės, netgi ją pavedu Dievui, suvaldau ją ir pasitikiu tik tai Dievu. Ir Mozė patyrė, ką tai reiškia. Jisai išgyveno 40 metų dykumoje be jokio maisto, išskyrus tai, kad Dievas duodavo kasdien. Ir tai jau buvo labai rimtas išbandymas. Rimtas išbandymas. Ir jis pasitikėjo Dievu. Tegul tavo malda irgi kiekvienas rūpestis, tegul pavirsta malda. Tiesiog atiduok Dievui. Atiduok Dievui paprastai, trumpa malda, kur tu bebūtum, eidamas gatve, tu jauti, kad sukyla tau įtampa, sukilo nerimas, pasimelsk tiesiog. Ir žinau, kad Dievas atsako į maldas. Jis sako, meskit visus rūpesčius ant jo. Nes jis rūpinasi jums, jis rūpinasi tavimi. Ir paskutinė rašto vieta, kurią noriu perskaityti, yra iš Izaijo 40 skyriaus. O kai sakau 40, irgi kartais turiu omeny 43. Nuo pirmos eilutės. Čia žodžiai pasakyti Izraeliui. Bet jie tinka Dievo tautai, Dievo žmonėms, tau ir man. Taip sako viešpats, kuris sutvėrė tave Jokūbai ir padarė tave Izraelį. Nebijok, aš atpirkau tave ir pašaukiau tave vardu. Tu esi mano. Kai eisi per vandenį, aš būsiu su tavimi ir upės nepaskandins tavęs. Kai eisi per ugnį, nesudegsi ir liepsna nesunaikins tavęs. Aš esu viešpats tavo Dievas, Izraelio šventasis, tavo gelbėtojas. Už tave atidaviau Egiptą, Etiopiją ir Sebą kaip išpirką. Kadangi tu esi brangus mano akyse, aš vertinu ir myliu tave. Kadangi tu esi brangus mano akyse, aš vertinu ir myliu tave. Tai yra Dievo žodis tau. Kadangi tu esi brangi Dievo akyse, jis vertina ir myli tave. Matot, kaip mes patiriam patys tą meilę tokią, mums yra lengva parodyti tą meilę kitam žmogui. Mes galim sukurti tą erdvę kitiem. O čia yra ta bendruomenė, kai mes sakom žmogui,
ateik į bažnyčią, mes nesakom ateik tiesiog pabūti su mumis, mes sakom ateik pas Jėzų, kuris mato viską, kuris myli žmonės, jis rūpinas ir čia reikia žmogui tik tais savo širdį atverti, priimti tą atleidimą, priimti tą rūpestį iš Dievo. Tai turi būti mūsų pagrindas ir tokiu būdu mes pagerbiam Dievą, kada mes mylim jį, mes tikim juo tokiu, koks jis yra. Taip mes jį pagerbiam, taip mes jį mylim. Kada mes jaunamės, rūpinamės kažkaip, esam sunerime, mes nebepasitikim juo, mes tampam nepriklausomais. Bet patyrę jo artumą, mes galime ir kitam žmogui tai parodyti. Žinot, aš galvoju, labai daug žmonių pasaulyje iš tikrųjų niekada nepatyrė tokios meilės ir tokio artumo. Jie tiesiog nepatyrė, jie vis abejoja, kad tai kažkur įmanoma. Per šį Vilties festivalį, už kelių savaičių, Siemens arenai, aš žiūrėjau Franklino Grahamo pamokslus kelius. Kai jis pamokslauja, ta Dievo meilė tiesiog liejasi. Žinau, kaip žmonėms reikia išgirsti, kad jie žinotų, kad tas saugumas, kur jiems įsikipti, neturėtų būti nei butelis, nei kažkokia kita priklausomybė, net kitas žmogus, bet tik Dievas. Tik Dievas gali suteikti jam tai. Tiek daug žmonių neturi tokios ramios vietos. Gal kai kurie iš jūsų esat matę filmą vadinas The Blind Side su Sandra Bullock, kaip jinai priglaudė vieną juodaodį vaikiną, kuris realiai neturėjo šeimos. Ir ten yra tokia viena scena filme. Jis pakeitė jo gyvenimą, jis tapo futbolo tokia žvaigždė, iš tikrųjų įkvėpimų daugam. Tai tikra istorija. Ir Hollywoodas pastatė filmą apie tai. Ir ten yra ta scena, kai jinai parsiveda į namo, pakloja tą lovą ir kažkaip labai paprasta, žinai, čia buvo svečių, vieni kiti, žinai, pakloja tą lovą, taip greitai sako, o čia tavo kambarys, čia gali gultis. Ir jisai stovi, tokiam kaip šokė, tą lovą paklota, jisai žiūri taip nustebęs ir jau liktai paklausė, sako, kas ne taip, kažkas ne taip, sako, aš niekad neturėjau savo lovos. Niekad neturėjau savo lovos. Šiandien tiek daug žmonių niekada nepatyrė, ką reiškia turėti tą ramybę, kurią mes išgyvenam, kurią mes patiriam. Tiek daug žmonių niekada nepatyrė, ką reiškia turėti kaip savo lovą, kad tu grįžti namo, kaltė tavęs negriaužia, tu grįžti namo, rūpesčiai tavo atiduoti Viešpačiui. Tu jauties saugus. Net jei 1000 pakiltų vienoj pusėje, 10 000 kitoj, tavi aš būsiu saugus Viešpatie. Visi šventieji turėjo šitą pasitikėjimą. Taip tu ir aš mes galime miegoti savo valtelį labai ramiai, kada audros ir aš sakyti, Jėzau, aš noriu gulti šalia tą valtelį, aš noriu būti šalia tavęs, noriu tiesiog atiduoti savo rūpestį į tavo rankas. Va čia yra geroji Evangelija žinia, kad Kristus įeina į žmogaus gyvenimą ir jisai vienintelis gali taip atgaivinti, niekas kitas. Jam te būna garbė per amžius. Amen. Pasimelskime. Jėzau Kristau, dėkojame tau už šią paveikslą, kad kai tu buvai toj valty, tu buvai ramus, pilnas pasitikėjimo dėl Dievo plano. Viešpatie Jėzau Kristau, aš meldžiu, kad šventąja dvasia tu užaugintum tą tikėjimą per žodį, kurį girdėjom. Galim tavim pasitikėti pilnai. Viešpatie, išklausyk dabar mūsų maldą. Priimk Viešpatie kiekvieną rūpestį dabar. Tiesiog atiduok Dievui savo rūpesčius, įvardink juos, tiesiog tyliai, gal visų galvos gali būti nulenktas, akys užmerktas. Tu pašnibždėk Dievui savo širdį, atiduok rūpesčius. Viešpatie, suteik savo ramybę, kuri pranoksta bet kokį supratimą.
Žinau, kad daugam atrodo neįmanoma, kad pasikeistų situacijas, atrodo, kad ta valtis tikrai nuskęs. Kai kuriem atrodo, kad ta audra tęsiasi jau per ilgai, metai, 2, 5, kažkam 25. Viešpatie, aš žinau, kad tu atvedi iki to taško žmogų tam, kad jis išmoktų tavim pasitikėti. Viešpatie Jėzau Kristau, sustiprink kiekvieną tikėjimą, patrauk baimės iš žmonių širdžių, dėl aplinkybių, kurios neramina juos. Tu esi galingas, Jėzau, tavo ranka yra tvirta, tavo ranka nėra nusilpusi, jinai ištiesta kiekvienam, kuris šaukės tavęs. Galbūt šį rytą tu apskritai niekada nepatyrei tos ramybės su Dievu, ir tavo širdį pilna kalties, griaužaties, dėl praeities, dėl to, kas esi. Dievo žodis sako, kad kiekvienas, kuris širdį tiki lūpomis išpažįsta, kad Jėzus Kristus mirė ir prisikėlė 3 dieną, bus išgelbėtas. Tu šiandien gali pasirinkti, pavesti savo gyvenimą jam, kur bebūtum. Tiesiog pasimelsk, paprasta malda: Jėzau, atiduodu savo gyvenimą į tavo rankas, nes pats nebesusitvarkau. Prašau, atleisk man mano nuodėmes, mano kaltes. Išpažįstu, kad esu nusidėjėlis ir negaliu suskaičiuoti visų savo nuodėmių, visų savo trūkumų. Negerbiau tavęs, netikėjau tavim, bet noriu dabar sekti tavimi. Suteik man amžiną gyvenimą, duok man naują gimimą iš dvasios, kad sekčiau tavim. Pasimelsk taip. Viešpatie, ačiū tau. Aš dėkoju tau už bažnyčią, už tavo palaiminimą, kuris ilsisi virš tavo bažnyčios, virš kiekvienos bažnyčios Klaipėdai, kur žmonės šaukės tavo vardą. Palaimink Lietuvos bažnyčias, Viešpatie Jėzau. Meldžiam, kad palaimintum Vilties festivalį. Meldžiam, Viešpatie, kad daug žmonių ateitų pas tave per Vilties festivalį, kurie niekada nepatyrė tos ramybės, tavo artumų. Viešpatie, te pripildo tą areną tavo šventoji dvasia. Te pripildo kiekvieną autobusą, kurio žmonės važiuos. Viešpatie. Ir te randa žmonės savo dvasinius namus. Pridėk žmonių ir prie mūsų bendruomenės, Viešpatie, kurie yra šiandien sunerimę, pasimetę kaltėse. Viešpatie, prašom tavęs, kad čia jie rastų saugius namus. Mes meldžiam tau brangiu vardu. Amen.